Labą dieną, čia yra žemaūgių pomidorų, kurių veislė vadinasi raudonkepuraitė sodinukai. Ši savaitė yra paskutinė, kai juos galite įsigyti, nes yra kelios priežastys. Pirma, tai jau artėja tas paskutinis laikas, kai dar verta juos sodinti. Na, o kita priežastis, jie jau užaugia pakankamai ir juos jau reikia sodinti. Tad siūlau dar, jeigu spėsite, įsigykite, o kas liks, jau mes susodinsime į lysves. Ši veislė nereikli, labai stipri, štai pasižiūrėkit, toks žemas pomidoriukas, o kotas koksai tvirtas. Tai daug pasako apie veislę. Kaip žemaūgė veislė, tai labai derlinga, labai greitos vegetacijos, derliaus pikas, rugpjūtis, rugsėjis. Sodinti juos galima bet kur, lauke, šiltnamyje, jeigu nebeturite vietos, įkiškite kažkur gėlyno kampe, kažkur, kur yra laisvi ploteliai prie daržo ir jie būtinai užaugs. Kaip užsakyti, įdėsiu nuorodą į mūsų parduotuvėlę www.gamtinisdaržas.lt komentare ties šiuo video. Iki. Ai, dar tiesa, turiu pabrėžti, kad šitie sodinukai užauginti mūsų ūkyje 100% natūraliai, viskas tyra ir švaru. Todėl jie yra stiprus, su gerai išsivysčiusiais šaknynais ir jie labai greitai prigyja ir greitai pradeda augti.